Sveiki, mano panteliukai, su jumis aš, jūsų mylimiausia Amelija. Ir šiandien yra naujas video. Šiandien tiesiog bus paprastas vlogas, bet tai bus vlogas, kaip visą tą dieną praleis, kaip aš gyvenu tą visą dieną, praleis mano dukra Sofija. Tai aš jau nebekalbėsiu, o pradėsiu. Labas rytas, panteliukai. Tai dabar aš jau atsikėliau. Ir dabar aš eisiu pakelti savo dukrelę. Dukrelė, kelkis. Jau rytas ir žinai, kokia šiandiena. O Jėzus, mama, kaip tu mane išgąsdinai? Aš galvoju, kas čia kalba, aš jau dar sapnuoju. Ir žinai, kokia šiandiena? Ne, nežinau. Tu šiandien praleisi visą dieną kaip aš. Kaip supras visą dieną, kaip tu man biški, aš biški tą, ką tik atsikėliau ir nieko nesuprantu. Kaip tu prasi, tu nesupranti, tiesiog praleisi dieną kaip aš. Pavyzdžiui, mano rutiną padarysi, ką aš valgau, tu žodžiu, visą dieną važinėsi su manim visur. Aišku, pas tave atostogas ir aš atostogas, o pas tave su manim būtų tas darbas, tai man lengva, aišku, ten dirbi, bet vis tiek. Tai gerai, šiandien dabar tu kažkaip apsirenk ir aš einu apsirengt, o kas aš einu gaminti. Aš einu irgi apsirengsiu ir tada aš eisiu gaminti pusryčius. Sakia. Tai taip, žiūrėk. Dabar aš apsirengsiu, nežinau kaip, aš tiesiog noriu apsirengti šiandien paprastai. Ir šiandien mes labai daug kur važiuosim. Tai iš karto aš susidėsiu savo tašiuką. Tai aš nežinau, kur tašiukas mano. Žodžiu. Dėsiu savo šitą tašiuką tiesiog. Šiaip aš ir namie galėčiau. Bet aš jau seniai buvau tenais važiavusi, tai sakykime, jau 3 metus nebuvau tenais. Taip, 3 metus. Ir man tai yra labai blogai. Ne taip blogai, bet blogai. Ir visų pirma, mano dukra neturi, kažkokia, kaip sportiškų rūbų. Tai reikės dar nuvaryti, kad jai nupirkti. Tikrai, aš jai apsirengsiu tiesiog paprastai, su džinsais. Kaip man dar rengtis, tai nežinau. Tada užsidėsiu ir megztinis, jeigu esu džemperiu. Jo, biški toks dabar bardakas gaunasi. Bet nieko. Prie batus mes susidėsim mano paprastus. Ir aišku, kad striukė. Ir kepurė. Tai taip. Pasiėmu telefoną ir mes jau susitiksime vietoje. Tai taip, jūs teisingai suprasit, mes atvažiavome į sporto klubą. Ne? Tai tu nori pasakyti, tai vakar tu 3 metus nebuvai sporto klube? Šiaip aš dabar labiau kaip jogą darau, bet gal reikėtų pabiškutį sugrįžti ir į sporto klubą. Negi mes visą laiką tik tai jogą darysiu. Tiksliau, aš tu tai nedarai. Jo. Gerai. Sveiki. O sveiki, labą dieną. Ponia, prašau, eikite toliau, gerai, nes jūs man čia nervų negadinkite. Aha, gerai.
Taip. Čia yra tiesiog spintelė. Aš jau buvau susitaręs. Čia yra mūsų spintelė. Tai, mūsų telefonas. Šis kažkas parėp. Čia ne jūsų telefonas. Bet gerai, patikėt. Tai, čia yra gertuvė ir čia yra rankšluostis. O čia tiesiog. Tai tiesiog taš. Gertuvė ir šitas, o ta šitą kaip čia. Tai taip aš tau pasidariau proteiną, o man tas tiesiog paprastas vanduo, tai dabar jūs tiesiog stebėsite, kaip mes sportuojam. Tikrai visą laiką, kada seniau sporto klube, visą laiką aš pradėdavau nuo paprastos mankštelės. Tai gerai, žiūrėkit. Po 2 valandų. Mes žiauriai pavargom. Jo. Tai, jo. Tai gerai, mes dabar, kaip aš vis laik pasportuodavau, seniau aš važiuodavau į jogą arba tiesiog namie jogą darydavau. Tai dabar šiandien sportuodavau. Dabar, kaip aš pasportuoju, aš dabar visą laiką užvažiuoju į savo mėgstamiausią kavinukę, nusipirkt kažko skanaus. Tai reiškia, nuvarai pasportuot, tada nuvažiuoji į kavinukę ir tada dar varai. Bet dažniausiai aš namie sportuoju. Supratau. Tai mes dabar važiuosim į kavinukę, tai susitiksim jau kavinukį. Tai taip, va šitą kavinukė. Sveika, Monika. Labas, seniai matyta. Kokį seniai, taip, seniai. Oi, tu su savo čia takrelę atvažiavai. Čia mes darom challenge, negyvenu dieną kaip aš. O, na, supratau. Tai tau kaip visados? Tai gerai, a tu ką, Sofija, norėtum? Aišku, jūs mano vardą žinot. Nu, tai mes su mama tavo labai gerai bendraujame. Ir jinai apie tave pasaka. Tai galima man arbatytės ir jūsų kažkokios bandelės. Tiesiog random. O, gerai, tai eikit prisėskit. Einam. Tiesiog pernešam į kitą vietelę. Tai dabar mes lauksim. Tai taip, sveiki, pantėliukai. Tai dabar mes arbatėlę. Čia aparatas. Nebesuprantu, kas šitam aparatui. Tai va, dabar mes jau padarėme. Tai kur tas nuspitavėjai? Kas nutiko? Tu ką jau turi nešti? Negi aš čia vieną dirbsiu. Tu ką visai išpratėjai, kitus darbus kitą aptarnavai ir dabar taip apie darbą nori lyg. Va, neši. Tai va, prašau jūsų arbatų ir jūsų kakavą. Ačiū. Gerai, tai dabar palauk dar. Taip, tada reikia. Oi, taip, kaip visada dabar va šitą va 2 bandelės. Aš jau pati nunešiu.
Geriu. A ta kitai mergaitė. Nu, Sofija, tai va šita. Geriu. Ačiūkus per dovaną. Tai galėsim jom duoti. Tai prašau, tavo 2 suktinukai su braškiai įdaru. O tavo tokia bandelė, čia kažkokia dovana, tai mes jum duodam. Dovana, gerai. Skanaus, ačiū. Tik tai kas apie dovaną atidarykim. Čia kažkokia kepurė. Įdomi. Bet čia palikim jiem. Gerai. Dabar ragaujam. Tai va, kaip šiandien yra sekmadienis. Kaip šiandien yra pirmadienis ir aš pasiėmusiu atostogas ir šiandien šiaip nereikia, tai dabar mes tiesiog važiuosime namo. Taip, mes dabar sugrįžame namo ir dabar mes tiesiog pažiūrėsim televizorių. Ir dar kažkai galbūt paveiksim. Nu, aš tai norėčiau pažaisti su mūsų gyvūnėliais. Gerai, pažaisk. Taip. Nu. Tik, žiūrėk. Stačiu nutiko mano. Gerai, ateik, pamatyk. Gerai, ir visą tą laiką kitą aš buvau darbe ir dabar yra jau sakykim 12 valanda ir kada būna darbas, aš tada, kada būna pertrauka, pietų, aš visą laiką einu, kur prie mano darbo yra toks žmogus su mašina, tenais yra salotos ir taip toliau. Bet šiandieną yra pas mus namai. Tai tas kažkokias salotas dabar mes užsisakysime ir jas pavalgysim. Salotas? Taip, salotas. Tai tuoj palainu telefoną pasiimsiu. Mes labai tingėjom nešti daiktus į viršų, tiesiog mes kol kas dar tik tai padėjome. Šitą taip, kur čia. Taip, išeiname į šitą puslapį. Ir dabar einam žiūrėti. Reikia atrasti kažkokias salutytes. Nes aš vis laik klausau. Bet galima pakeisti. Gerai, užsisakyt galėsim. Nieko nėra. Salotas. Tai gerai, reiškia šiandieną mes valgysim pizzą. Tiesiog originalią pizzą šitą. Nu ir paimkim tiesiog privačių. Nu va, užsakiau ir turi tuoj dronas mum atvežti. O! Nu va, ir atvežė. Taip, mes gyvenam tokiam jau mieste, kur jau dronams važiuoja, nebe žmonės. Čia, mama, dar dronai. Pasaiš kokie.
Tie nenusikalbės, niekas neišpratėjo, o mūsų maistas. Bet turi ką tik išėjau sakyti. Nu, jis jau atėjo. Va. Nu, spicebulės, scenariai labai puikia. Bet tu sakai, kad mes salotas valgysim. Niekur nebokšų salotų. Tik tai pristik. Ir užpučiau žvakę. Čia padėsiu, nes kažką trukdo. Tai taip, mes dabar pavalgėme ir tada po maisto aš vėl einu dirbti ir kažkur dažniausiai dar 2 valandas padirbu, 2 valandą grįžtu namo ir tada tik tai ilsiuosi. Tai manau, čia buvo biškį nuobodokas vlogas, bet nieko tokio. Laukite dar manęs vlogų, gal nors įdomių arba kažkokią tiesiog paprastą video. Tai gerai, tai ačiū, kad žiūrėjote. O dabar iki.